Melisa Alvarės. 365 būdai pakelti savo vibracijų dažnį. Ši knyga bus įrašyta su pertraukiais. Joje nebus atsiliepimų apie šitą knygą ir informacijos apie autorę. Pradžia bus nuo įvado. Įvadas. Kas yra vibracijų dažnis? Tai yra mūsų kūno dvasinės energijos intensyvumas. Jis gali būti silpnas, stiprus arba vidutinis. Kiekvienas žmogus turi savo unikalų dažnį, kurį tiesiogiai veikia visos jo gyvenimo patirtis - praeities ir dabarties. Taip pat išorės įtakos vidinis džiaugsmas ir bendras laimės pojūtis. Energijos lygmenį tam tikrų momentų nulėmė tai, į ką pasirenkame sutelkti savo dėmesį ir mintis. Terminas dažnis metafizinė prasme pradėtas vartoti gana neseniai. Anksčiau ši vidinė energija buvo vadinama asmeninėmis vibracijomis arba vibraciniu lygmeniu. Ir daugelis, įskaitant ir mane, šios terminus iki šiol retkarčiais vartoja. Neseniai iš mokslininkų perimtas žodis dažnis yra vartojamas fizikoje ir nusako, kiek kartų tam tikras reguliarus įvykis pasikartoja per tam tikrą laiko vienetą, paprastai 1 sekundę. Arba kiek ciklų ar visiškų pasikeitimų įvyksta per tam tikrą laiko vienetą bangoje ar virpesyje. Metafizikoje šis žodis pasirenkamas siekiant nusakyti tai, kaip mes suvokiame asmeninių vibracijų pokyčius. Kuo reguliariau vyksta teigiami procesai, tuo greičiau vibruoja energija, o kuo greičiau ji vibruoja, tuo aukštesnis yra jos dažnis. Taigi, stengdamiesi įnešti į savo gyvenimą kuo daugiau teigiamų patirčių, didiname reguliariai vykstančių teigiamų įvykių skaičių ir kartu stipriname savo kūno vidinę energiją. Jeigu puoselėjate neigiamus jausmus, kaip antai baimę, abejonės, pavydą, nepakantumą, nepasitikėjimą, neapykantą, smerkimą, vadinasi gyvenate žemiausioje energijos spektro atkarpoje. Taip yra todėl, kad gyvenime užuot akcentavę teigiamus dalykus, dėmesį sutelkėte į neigiamus. Žmogus trykštantis džiaugsmu, laime, meile, jaučiantis harmoniją, pusiausvyrą, geras, užjaučiantis ir supratingas, turi aukštesnio dažnio energiją, nes gyvenime dėmesį telkia į teigiamus dalykus. Jeigu sugebėsite pažvelgti į savo sielą ir išvysite save tokį, koks iš tiesų esate, dvasinė būtybė atėjusi į šį gyvenimą išmokti tam tikrų pamokų, ir jeigu suvoksite dvasinius visatos dėsnius, sugebėsite pažvelgti į savo gyvenimą iš aukščiau ir aprėpti bendrą vaizdą, sustiprinsite savo dvasinę energiją. Tuomet pajusite, giliai viduje žinosite, kad pasikeitėte, kad jūsų emocijos transformavosi, nes pradėjote gyventi pagal visatos dėsnius. Dvasinis augimas kuria, maitina ir pakelia jūsų vibracijų dažnį. Turbūt esate girdėję posakį, kaip šauksi, taip atsilieps. Jį galima pritaikyti ir energijai. Tai, ką išsiunčiate į visatą, sugrįžta jums atgal, padauginta ir padidinta. Jeigu spinduliuojate meilę, gaunate dar daugiau meilės, o jeigu siunčiate neapykantą, dar daugiau neapykantos gaunate atgal. Panašus traukia panašų. Įsileidę į savo gyvenimą negatyvumą, užverėte kelią toms galimybėms, kurias jums numatė Dievas ir visata. Išsivadavus iš neigiamų minčių ir jausmų, pradėjus gyventi visavertį gyvenimą, rezultatai paprastai maloniai nustebina. Jeigu dirbate su savimi
ir stengiatės sustiprinti asmeninės vibracijas, tai dar nereiškia, kad jums negalima supykti ar jaustis blogai. Kiekvienas turi baimių, rūpesčių ir abejonių. Tai yra žmogaus prigimties dalis. Patirti žmogiškas emocijas yra visiškai normalu. Gyvenime žemiškoje plotmėje ir turime jas patirti, kad galėtume dvasiškai augti. Problemas prasideda, kai leidžiamės užvaldomi emocijų. Jeigu jūsų veiksmus ir reakcijas nuolatos lemia neigiamos mintis ir jausmai, žengiate plonu ledu. Emocijos, pavyzdžiui, pyktis ir baimė, gali įsitvirtinti jumyse ir nutempti žemyn į nepasitenkinimą bei apmaudą. Didžiausią įtaką vibracijų dažniui turi mūsų intencijos. Pakartosiu dar kartą, nes tai labai svarbu. Intencijos, priežastys lemiančios jūsų veiksmus, sprendimus, elgesį su kitais žmonėmis yra svarbiausias ir efektyviausias būdas kontroliuoti ir pakelti savo vibracijų dažnį. Kiekviena intencija turi tam tikrą vibraciją, kuri gali labai stipriai paveikti visą jūsų gyvenimą. Kaip intencijos padeda kontroliuoti dvasinę energiją? Per meilės jausmą. Paprasta pasakyti, bet daug sunkiau įgyvendinti. Metafizinės patirtis leido man suprasti, kad po mirties emocijas nusinešame su savimi. Jei meilė yra viena iš emocijų, lydinčių mus po mirties, ar jie neturėtų būti grįsti visi mūsų veiksmai, kol esame gyvi? Ar tai būtų meilė kitiems žmonėms, savo ir savo dvasiniam augimui, tai vis tiek yra meilė. Jeigu visi veiktų iš meilės, pasaulyje neliktų fanatizmo ir neapykantos. Vis dėlto labai paprasta pasiduoti akimirkos įkarščiui, leistis užvaldomiems ego ir neigiamų emocijų. Jeigu jums pavyks išmokti kontroliuoti savo emocijas ir gyvenime vadovautis meilę, žengsite didžiulį žingsnį į priekį ir išmoksite palaikyti bei pakelti savo dažnį. Tai yra visą gyvenimą trunkantis mokymosi procesas. Prisiminkite, kad po mirties jūsų emocijos iškeliauja kartu su jumis į kitą pusę. Sąmoningai rinkite savo veiksmus ir reakcijas į kitus žmonės grįsti meilę, o ne pykčių, pavydu ar apmaudu. Dar kartą prisiminkite posakį, kaip šauksi, taip atsilieps. Viskas, ką darote, kaip reaguojate į įvykius, kitų žmonių elgesį, grįš jums atgal. Ir ši sugrįžtanti energija bus dar intensyvesnė nei ta, kuriai išsiuntėte. Ar žinote, kad jūsų mintis yra unikali energijos forma turinti specifinį dažnį? Kiekviena jums kylanti mintis yra išsiunčiama į visatą. Ji keliauja rinkdama situacijas ir žmonės, kurie atitinka jos vibracijas, o tada sugrįžta namo ir parneša jums savo visus kelyje sutiktus draugus. Nustebote? Susimastykite. Negatyvios mintis grįžta, atnešdamos jums dar daugiau negatyvumo, nei išsiuntėte. Taip pat, jeigu išsiųsite į visatą teigiamas mintis, jos grįš atgal ir atneš dar daugiau teigiamos energijos. Geriausias būdas siųsti į visatą teigiamą energiją yra mąstyti ir veikti žvelgiant iš sielos perspektyvos ir bendrauti su žmonėmis, kurių vibracijos yra aukštesnio dažnio nei jūsų. Kai pradėsite mokytis iš šių žmonių ir jūsų asmeninių vibracijų dažnis po truputį pradės kilti. Gali būti, kad iš pradžių jausitės neįprastai. Tai normalu. Dažniausiai mes bendraujame su žmonėmis, kurių vibracijų dažnis yra toks pat kaip mūsų. Ne su jais jaučiamės geriausiai.
Būdami šalia žmonių, kurių dažnis nesutampa su mūsų, jaučiamės keistai. Pasistengkite prisitaikyti prie šio pokyčio ir išbandykite savo ribas. Pagrindinė ketveriukė. Yra 4 pagrindinės sritys, į kurias turime atkreipti dėmesį dirbdami su energija ir siekdami sustiprinti asmeninės vibracijas. Pažvelkime į jas atidžiau. Emocinis dažnis. Emocinė pusiausvyra arba jos nebuvimas daro didelę įtaką jūsų dvasiniai energijai. Jeigu jūs valdo emocijos, jei nesugebate jų kontroliuoti, nuolat šokinėjate nuo vieno kraštutinumo prie kito, jums bus daug sunkiau pakelti savo energiją į aukštesnį lygmenį ir tokią ją palaikyti. Išmokti kontroliuoti emocijas, aiškiau ir racionaliau pažvelgti į gyvenimą padeda įvairūs kvėpavimo pratimai bei kūrybinė vizualizacija. Užgniaužti savo emocijas, kad kitiems atrodytumėte visiškai bejausmis, yra taip pat blogai, kaip ir nevaldyti emocijų. Venkite bet kokių kraštutinumų. Emocinė pusiausvyra yra tvirtas pagrindas, suteikiantis galimybę toliau dirbti su savimi ir kelti viso kūno dažnį. Be šio pagrindo jūsų kelionė būtų labai sunki. Pasistengkite rasti būdų, kurie padėtų išsivaduoti iš emocinių kraštutinumų ir subalansuoti energiją. Mentalinis dažnis. Norint sustiprinti asmeninės vibracijas, svarbu tinkamai įvertinti savo protinius gebėjimus. Jeigu pastebite, kad jums sunku priimti sprendimus, dažnai vargina psichinis išsekimas, arba jaučiatės taip, lyg smegenys būtų išvykusios atostogų be jūsų, vadinasi, jūsų gyvenimą pernelyg daug streso. Kai negalite sutelkti savo minčių, sunku susikaupti dvasiniam darbui. Kita vertus, jeigu būsite protiškai pernelyg susikoncentravę, galite pradėti viskuo abejoti ir pernelyg smulkmeniškai viską analizuoti. Kartais tereikia pripažinti tai, kas vyksta. Nebūtina išsamei išnarstyti kiekvieną smulkmeną. Susitaikymas sustiprina asmeninės vibracijas. Kartais tiesiog reikia pripažinti, kad gyvenimas yra toks, koks yra. Dirbant su energija, pasitikėjimas ir tikėjimas atlieka svarbų vaidmenį. Fizinis dažnis. Fizinė išvaizda taip pat daro įtaką jūsų dvasiniai energijai, ypač jeigu esate jie nepatenkinti. Galbūt jums reikia daugiau sportuoti, numesti svorio arba imti veiklos, kuri padėtų sustiprėti. O gal pastebite raukšles, kurios sukelia nepasitenkinimą savo išvaizdą. Energija veikia iš vidaus į išorę ir tai, kaip atrodote, iš esmės yra visiškai nesvarbu. Tačiau jeigu savo išvaizdą esate nepatenkinti, šis jausmas gali neleisti suvokti viso savo energinio potencialo. Jei esate geros fizinės būklės, kūnas jums neturėtų būti problema. Vis dėlto, jeigu jūsų kūnas yra nuolatinio nepasitenkinimo šaltinis, ko ketinate imtis? Nusprendę atsidėti dvasiniam darbui, kad pakeistumėte savo vidų, taip pat turite nuspręsti, ko imsitės, kad pakeistumėte savo išorę, kurią esate nepatenkinti. Keiskite ir savo vidų, ir išorę. Kuo geriau jausite savo kūne, priimsite jį tokį, koks yra, tuo lengviau jums bus sustiprinti savo vibracijas. Prisiminkite, kad kūnas yra laikini sielos namai, ne pati siela. Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalite pakeisti savo išvaizdos, pasistengkite išsilaisvinti iš visų negatyvių jausmų, kuriuos jums kelia kūnas, ir judėkite į priekį. Jau šiandien imkitės keisti savo išvaizdą, gerinti fizinę būklę arba susitaikykite su jums duotu
kūnu. Dvasinis dažnis. Norėdami pakelti savo vibracijų dažnį, šioje srityje turėsite dirbti daugiausiai. Atraskite savo tikrąją dvasinę savastį, susimastykite apie savo įsitikinimus ir idealus. Dvasingumas nebūtinai turi apimti jūsų religinius įsitikinimus. Galite pasinerti daug giliau. Kad suvoktumėte, kas iš tiesų esate, gilinkitės į savo sielą, savo tikrąją savastį. Pamatykite save kaip dvasinę būtybę, šviesos energiją. Kai stengsitės išvysti savyje daugiau nei žemėje gyvenantį žmogų, kai išvystė save kaip dvasinę būtybę, besistengiančią priartėti prie visos kūrinijos šaltinio, kurį aš vadinu Dievu, bet jūs galite vadinti kitaip. Būsite žengę kelis didelius žingsnius į priekį ir sustiprinę asmeninės vibracijas. Tai neturi nieko bendra su jūsų lankoma bažnyčia ir tuo, ar apskritai ją lankote. Kalbu apie jūsų asmeninius įsitikinimus, apie tai, ar esate geras žmogus, besivadovaujantis aukštomis moralinėmis vertybėmis ir ištikimas savo principams, ar paprasčiausiai apsimetinėjate. Jeigu dar neturite savos vertybių sistemos, dabar atėjo laikas leistis į paieškas ir atrasti principus artimus jūsų sielai. Jūsų įsitikinimai gali skirtis nuo kitų žmonių įsitikinimų, bet tai yra normalu. Mes visi turime savas tiesas ir atėjome išmokti savas pamokas. Keliant vibracijų dažnį, pats svarbiausias dalykas – atrasti savo tikrąją dvasinę prigimtis. Pavyzdys iš mano gyvenimo. Pradedant dirbti dvasinį arba energinį darbą, kartais naudinga išgirsti, kaip pradžioje sekėsi kitiems. Todėl papasakosiu šiek tiek apie save, apie svarbių gyvenimo sprendimų priėmimą, asmeninių vibracijų dažnio pakelimą ir žengimą dvasiniu keliu. 2001 metais išleidau savo pirmąją knygą Fenikso gidas į atsinaujinimą The Phoenix Guide to Self-Renewal. Tai buvo stora, daugiau nei 400 puslapių knyga ir aš pati spausdinau ją savo namuose. Knygą pirko labai gerai, tiesą sakant taip gerai, kad nespėjau tenkinti paklausos. Netrukus mano šeima persikraustė gyventi į Floridą, o aš lioviausi spausdinti knygą po to, kai jau trečia spausdinimo įranga neišlaikė krūvio. Tada visą dėmesį sutelkiau į romano rašymą ir pasirinkau įtempto siužeto romantinį mistinį žanrą, nes gerai išmaniau paranormalius reiškinius ir psichinius žmogaus gebėjimus. Knygą pavadinau Nakties vizijos – Night Visions. Tuo metu kaip tik ėmė plėtotis elektroninių knygų rinka, todėl nusprendžiau savo kompaniją Naujojo amžiaus dimensijos, New Age Dimensions, paversti nedidelę leidyklą leidžiančią tiek spausdintas, tiek elektroninės knygas, atsižvelgiant į paklausą. Tuo pat metu dar dirbau romantinių knygų rašymo konsultantė interneto tinklapyje About.com. Tačiau mano kompanija plėtėsi labai sparčiai. Tad netrukus buvau priversta palikti About.com, kad galėčiau daugiau laiko skirti savo verslui. Nakties vizijas išleidau Arianos Duprė slapyvardžiu, savo tikrąją tapatybę išlaikydama paslaptyje, kad mano praeities ar dabarties darbai neturėtų įtakos knygos pasisekimui arba nesėkmiai. Labai džiaugiuosi, kad knyga gavo daugybę apdovanojimų. Iki 2006 metų Naujojo amžiaus dimensijos išleido daugiau nei 40 autorių kūrinius, beveik 80 knygų. Pati atlikdavau didžiąją dalį darbų, kūriau visų knygų viršelius, maketavau, rūpinausi rinkodara ir reklama. Dirbau po 70 ar 80 valandų per savaitę. Mėgau savo darbą, tačiau visiškai neturėjau laiko kitam romanui. Tik kartkarčiais spėdavau parašyti kokią nors trumpą istoriją
antologijoms. Tuo metu taip pat praktikavau aiškiaregystę. 1994 metais internetu pradėjau teikti konsultacijas. Pirmus 2 metus konsultavau nemokamai, nes pirma norėjau įsitikinti, kad mano regėjimai yra tikslus. Vėliau kito aiškiaregio paraginta pradėjau imti mokestį už konsultacijas. Tai buvo sunkus sprendimas, tačiau nemokamai pakonsultuoti visų norinčių paprasčiausiai nespėdavau. Liautis konsultuoti nenorėjau, nes jaučiau tam dvasinį pašaukimą. Kartais padarau pertrauką ir trumpam liaujuosi konsultuoti internetu, tačiau vienaip arba kitaip aiškiaregystę praktikuoju nuolat. 2006 metais mūsų pietų Floridą nusiaupė uraganas Vilma ir 2 savaitėms paliko mus be elektros. Po uragano susiklošiusios aplinkybės privertė mane priimti sunkų sprendimą. Buvau priversta uždaryti savo nedidelę leidyklą ir vėl imtis tik pačios parašytų knygų leidybos. Atsidūrusi šioje kryžkelėje ilgai delsiau, nors puikiai žinojau, ką turiu daryti. Mano vibracijų dažnis buvo labai žemas ir, nors daug kalbėjau apie tai su savo šeima, niekaip negalėjau pajudėti į priekį. 2 savaitės, kol gyvenome be elektros, sukau galvą, kaip apsispręsti buvo labai sunku. Norėdama susigrąžinti pusiausvyrą, pradėjau taikyti kai kuriuos metodus, kuriuos pateikiu ir šioje knygoje. Tai padėjo man susitelkti, pakelti vibracijų dažnį ir susitaikyti su tuo, kad atėjo laikas uždaryti leidyklą. Dažnai eidavau į paplūdimį ir leisdavau bangoms nuplauti mano negatyvią energiją. Vaikščiodavau aplink ežerą ir bendraudavau su gamta. Visur ieškojau ženklų, ypač debesyse ir nakties danguje. Lipdavau laiptais aukštyn ir žemyn, siekdama išsklaidyti negatyvumą ir stengdamasi nuryti savo išdidumą. Visa tai padėjo. Tačiau turėjau skirti daug laiko ir pastangų, kad vibracijų dažnis pradėtų kilti, nes mano emocinė būsena buvo tikrai prasta. Po 2 savaičių, kurias praleidau atskirta nuo pasaulio, darydama įvairius pratimus dažniui pakelti, pagaliau pajutau, kad mano vibracijos stiprėja. Jaučiausi labiau susitelkusi ir pasiruošusi padaryti tai, kas būtina. Pratimai padėjo išlaisvinti save iš negatyvumo, sukelto dvejonių ir nesugebėjimo apsispręsti. Mačiau daugybę visatos man siunčiamų ženklų, kurie reiškia pabaigą, uždarimą. Uždariusi savo kompaniją jaučiau, kad padariau tai tinkamai. Pasielgiau pagarbiai tiek su autoriais, tiek su skaitytojais. Kitų žmonių reakcija į mano poelgį buvo įvairi. Nuo užuojautos iki pykčio. Galėjau gerai visus suprasti, nes vos prieš kelias dienas pati jaučiausi panašiai. Su neigiama reakcija stengiausi susidoroti taip pat, kaip su savo dvejonėmis. Dariau įvairius pratimus, siekdama subalansuoti savo energiją ir pakelti dažnį. Su visais elgiausi sąžiningai ir nuoširdžiai, nes net jei su manimi būdavo elgiamasi priešingai. Kai kurios situacijos pakrypo itin nemalonę linkme, bet aš likau ištikima savo, nes galėjau leisti, kad mano elgesys prieštarautų mano esminiams įsitikinimams. Uždarinėdama savo leidyklėlę išliejau daug ašarų, tačiau galiausiai atradau ramybę ir šviesą. Žinojau, kad pasielgiau teisingai. Užvėrusi šias duris išgyvenau laikotarpį, kuriuo mano energija buvo silpna kaip niekada anksčiau. Ir norėdama ją vėl sustiprinti, buvau priversta įsigilinti į save. Visa tai į mano gyvenimą įnešė daug teigiamų dalykų. Nuo tada išleidau keletą romanų Arianos Duprės slapyvardžiu, keletą negrožinių knygų, rašiau straipsnius kelioms populiarioms interneto svetainėms. Tai buvo vertinga mokymosi patirtis.
Kartu su vyru pradėjome veisti fryzų veislės žirgus ir vokiečių avyganius. Dabar neįsivaizduoju savo gyvenimo be šios veiklos. Tačiau jei nebūčiau uždariusi leidyklos, man niekada nebūtų pavykę atidaryti savo veislyno. Taigi laiku atsisakiau to, kas manęs jau nebetenkino, bet likau ištikima savo. Dabar savo dėmesį skiriu šeimai, gyvūnams, rašymui ir skaitimui. Taip pat mokau kitus pažinti savo psichinius gebėjimus ir dvasiškumą. Aš netgi sukūriau naują ateities pranašavimo metodą. Taip pat daug laiko skiriu seminarams ir kilniems darbams. Nors gyvenimas kupinas sėkmių ir nesėkmių, žinojau, kad galiu susigrąžinti pusiausvyrą ir pakelti savo vibracijų dažnį taikydama šioje knygoje pateiktus metodus. Žinau, kad laikui bėgant viskas susiklostys taip, kaip turi būti. Ir kad eisiu savo dvasiniu keliu į priekį, net jei pakeliui tektų priimti dar daug sunkių sprendimų. Kai gyvenime susidursite su sunkumais ir pajusite, kad nežinote, kuriuo keliu pasukti, atsakymų siūlau ieškoti savyje ir pasinaudoti šioje knygoje siūlomais metodais, kaip susigrąžinti pusiausvyrą ir pakelti savo vibracijų dažnį. Šios metodus taip pat galite naudoti, kai viskas sekasi ir jūs paprasčiausiai norite daugiau laiko skirti savo dvasiniam pasauliui. Jie padės gerai pažinti jumise nuostabią dvasinę būtybę.